Šiame filmuke aš jums papasakosiu labai linksmą istoriją. Kaip Kaune Talutė restorane dar nepradėta valgyti patiekalą iš manęs padavėja atėmė. Bet pradėkime pasakojimą nuo pradžių. Į restoraną užsukome per pačius dienos pietus, bet visus patiekalus išsirinkome iš pagrindinio meniu. Vėstant orams Lietuvoje ši aštroka mekikali sriuba daugeliui galėtų pasitarnauti kaip apsauginė priemonė nuo peršalimo. O brusketos su krevetėmis buvo tokios skanios, kad mums trims jų pasirodė per maža. Jei kažkur kitur kebabinėje užsakant gyrus ar kebabą lavašę didžiąją turinio dalį sudaro salotų lapai, tai čia atvirkščiai. Šiame gyros dominavo vištiena, jos išties buvo labai daug. Ar jums jau teko skanauti štai tokį perpjautą burgerį? Burgeris, kurį valgant niekuomet nepasigėsite jame sūrio, nes jisai kelienų paskendė sūrio padaže. Ir pabaigai apie šonkulius, kuriuos man dar net nepradėjus valgyti, priejus padavėja nunešė nuo mūsų stalo. Ir greit parnešusi atgal paaiškino, kad prie patiekalo virtuvėje pamiršo įdėti raudonųjų pupelių. Malkinė krosnė keptų šonkaulių išorė apskrūdusi, o jau jų viduje slepiasi tokia sultinga mėsytė. Man asmeniškai labai patiko. Žodžiu, 3 su arbatpinigiais pravalgėme 70 eurų. Daug ar mažai spręsti jums.